Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis. Spermos ir šūdų kibiro tyrimas. Šio darbu bandysime išsiaiškinti, kurio kibiro buvimas žmogui sukels didesnį šleikštulį. Tyrimo sąlygos ir nuostatai. Kibiro buvimas fiksuojamas 18 kvadratinių metrų patalpoje. Imituojamas bendrabučio kambarys. Kas 7 dienas kibiras papildomas naujomis įskyromis. Kibiro tūris 10 litrų. Kambaryje gyvenantis subjektas negali kibiro uždengti ar kitaip malšinti įskyrų kvapo, tačiau gali pasirinkti, kurioje vietoje kibiras stovės, jei tai netrukdo kvapo plėtimuisi patalpoje. Kurios įskyros skleidžia prastesnį kvapą? Visų pirma, reikia atsižvelgti į tai, jog nėra aiškaus atsakymo. Kiekvienas žmogus turi skirtingą nuomonę ir savo atsakymą, kas yra blogas kvapas. Dauguma žmonių turi labai panašų atsakymą ir supratimą, kas yra blogas ir geras kvapas. Tačiau kaip tai užfiksuoti moksliškai ir išmatuoti šiame tyrime, tai ir bandysime išsiaiškinti. Apie tai, kaip suvokiame, kuris kvapas yra prastesnis, dažniausiai priklauso nuo cheminių reakcijų vykstančių kvapo šaltinyje. Žmogaus išmatos turi didelį kiekį bakterijų ir organizmų, kurie ir sukelia atpažįstamą, daugeliui nemalonų kvapą. Bakterijos veikia šūdą ir šis yra skaidomas į skirtingas cheminės medžiagas, tarp kurių gausu sieros turinčių junginių. Pagal tai galime palyginti spermos kibirą. Spermoje šių bakterijų daug mažiau ir žinoma, tai reiškia, jog bus išskirta mažiau šlykštų kvapą turinčių junginių. Šiame kibire galime pastebėti, jog didelę sudėtį sudaro baltymai, kurie laikui bėgant irgi pradės irti ir skleisti šlykštų kvapą. Tačiau jis bus stipriai mažesnis. Pamatuokime tai. Duomenys nėra tikslus ir buvo nustatyti iš žinomų matavimų vidurkio, remtasi šiais tyrimais. Remiantis iš tyrimų gautą informaciją galime teikti tokius matavimus 10 kg spermos ir šūdų kibiruose. Šūdų kibiras nuo 500 iki 2000 europinių kvapo vienetų. Spermos kibiras nuo 50 iki 200 europinių kvapo vienetų. Iš gautų duomenų aiškiai matome, kaip šūdų kibiras sutriuškina vargšą spermos kibirėlį. Tačiau skaičiai ne visada atitinka realybę. Tirdami, kuris kibiras žmogui kels didesnį diskomfortą, turime atsižvelgti ir į psichologinius faktorius. Mintis, jog spermos kibirui užpildyti prireikia toli gražu ne vieno individo. Intimumas. Visuomenės priėmimas. Ankstesnė patirtis. Visa tai įtakoja tyriamojo požiūrį ir mažina teorinius kvapų skirtumus. Visi naudojamės viešaisiais tualetais ir susidurėme su svetimomis išmatomis daug dažniau negu su nepažįstamųjų sperma. Išvada. Apsvarsčius visus faktorius prieiname prie paprasčiausio atsakymo: didžiausias žmogaus talentas, leidęs jam išgyventi ir prisitaikyti, tapti viena stipriausių rūšių pasaulyje, yra jo mokėjimas prisitaikyti. Mes prisitaikėme prie visko, su laiku kadaise buvusi naujovė tampa dar viena kasdienybės dalimi. Tad šių dviejų kibirų psichologinis faktorius galų gale prarastų reikšmę ir liktų svarbus tik skaičiai. Šūdų kibiro kvapas stipriai aštresnis. Šūdų kibiras šlykščiau.